Esu Naujosios sąjungos socialliberalų pirmininkas Artūras Paulauskas. Ne vieną kartą jau per šį mėnesį tenka dalyvauti politinėse diskusijose, rinkiminėse laidose ir niekaip negaliu atsistebėti, kai mano oponentai, kolegos, kaip iš gausybės rago pila įvairiausius pažadus. Pakelsim, padidinsim, išplėsim. Iš tikrųjų, man dirbančiam Seime jau antrą kadenciją ir vyriausybėje nesmagu girdėti tokius įsipareigojimus, kurie neparemti nei mūsų finansų sistema, nei mūsų įstatymais. Ir tada kyla abejonės, ar šiandien mes rinksim tuos, kurie daugiau pažada, ar rinksim tuos, kurie realiai gali priimti sprendimus. Turiu pasakyti labai tiesiai, nevyniodamas į vatą, kad ateinantis 4 metai bus nelengvi Lietuvai. Augančios energetikos kainos, brangstantis maisto produktai, bankinė krizė, kuri prasidėjo Amerikoje ir atgarsius jau girdime Europoje, gali padaryti mūsų gyvenimą pakankamai sunku. Jau šiandien vartojimas mažėja, statybų apimtis siaurėja ir kalbėti apie dar kokius tai platesnius mostus iš valstybės biudžeto būtų labai neatsakinga. Naujoji sąjunga, eidama šį kartą į vyriausybę prieš nepilnus metus, žadėjo labai konkrečiai 6 darbus. Ir galiu pasakyti, kad visus juos įvykdėm. Įvykdėm, pakeldami mokytojams atlyginimą, indeksuodami arba priimdami įstatymą dėl jautriausių žmonių pajamų indeksavimo, mes supratom, kad uždedam naujus įsipareigojimus jau 9 metų biudžetui. Tačiau padarėm postūmį teismų reformoms, policijos reformoms. Įgyvendinom vieno langelio principą aplinkos ministerijoje statybos reikaluose. Suprantama, kad šitie 6 darbai iš esmės nekeičia mūsų gyvenimo. Tačiau jie daro nedidelį žingsnelį link gyvenimo kokybės. Ir šiandien rinkimuose mes išskyrėm 6 labai svarbius punktus, mūsų nuomonė, kuriuos reikia netidėliotinai spręsti, norint sustabdyti artėjančią krizę, norint, kad žmonės neprarastų pajamų ir nepablogintų savo gyvenimą. Tai visų pirma, energetika. Mes turim vystyti alternatyvią energetiką. Vėjo, hidro, bio. Kitaip sakant, tai, kas atsveria šiandien tradicinę, dujinę, elektros ir iš kitų energijos šaltinių gaunančią energiją. Mes turim apšiltinti namus, mes turim padėti žmonėms taupyti šilumą, kad mažesnės sąskaitos juos pasiektų. Švietimo ir aukštojo mokslo reforma mūsų programoje yra skelbiama prioritetinė kryptimi. Be šito neturėsim nei protų, neturėsim nei galimybės atsinaujinti, neturėsim galimybės nei žengti į priekį. Šeimos ir augantis vaikai mūsų nuolatinis rūpestis. Jau mūsų iniciatyva priimtas įstatymas sumažinantis dirbantiems tėvams ir auginantiems vaikus mokesčių naštą. Ta linkme mes žadame eiti ir toliau, tačiau norim pasirūpinti, kad vaikai nelakstytų gatvėmis, turėtų užsiėmimus, sportuotų, būreliuose, gilintų savo žinias. Be abejo, verslas, kuris kuria mūsų vidaus produktą, turi turėti įvairovę, galimybę rinktis. Bet svarbiausia, mes norim atkreipti į jaunus verslininkus, kurie pradeda verslą. Ir čia mes pasiryžę
sumažinti jiems mokesčius ir keletą metų leisti jiems įsibėgėti. Sveikatos priežiūra turbūt nėra šiandien svarbiau, kaip sveikas žmogus, galintis dirbti, galintis džiaugtis gyvenimą. Ir paskutinis, ką mes akcentuojam, tai efektyvus valstybės valdymas. Skaidrus, nekorumpuotas, su optimaliu darbuotojų skaičiumi ir su tarnautojų atsakomybė prieš žmogų, prieš tautą, prieš valstybę. Manau, kad šie 6 akcentai, kuriuos aš šiandien išdėsčiau, yra svarbiausi šiandien mūsų gyvenime. Ir jeigu jūs patikėsit, jūs paremsit savo balsais, mes pažadame šitos 6 punktus įgyvendinti. Mūsų numeris, kaip tyčia, taip pat yra 6. Ir aš manau, kad šis numeris turėtų būti laimingas mums visiems. Taigi, pasirinkit Naująją Sąjungą numeris 6. Naujoji Sąjunga. Priverčiame valdžią dirbti.